gilė. Gas prieš ką balsuosi? Už save. Už ką balsuosi ten nuėsi? Sveiki visi. Nu nežinau, kandidatai visi yra labai puikus. Stiprus. Bus didelė siena, taip? Pakomentuokit jūs pasirinkimą. Nežinau, ką dar su savo gyvenimu. Pakomentuok savo pasirinkimą. Kaip jaučiate sugadinę lapelį? Tobuliausia akimirka mano gyvenime. Likviduojam. Galit pakomentuok savo pasirinkimą? Aš galiu pakomentuoti. Aš, karočiui, iš gražiausią mergaitę balsavau. Už Eugenį? Ir kas tokia? Už tą, palaukit. Kur čirnai. Nežinau, pasimečiau aš dabar, ne. Dėl ko pasirinkote šį kandidatą? Už ką balsuojate? Škirkį. Šunuolis. Atsiprašau. Už ką balsavote rinkimuose? Eglė. Eglė? Čia jūs? Klaudija. Už Klaudiją. Atsiprašau. Už ką balsavote rinkimuose? Kolynis pregas. Už ką balsavote rinkimuose? Už tavo mamą. Už ką balsavote? Už ugnę. Už ką jūs? Už ką jūs? Ugnė davė saldainį. Už ką balsavote? Eugenis, for the win. Ne, aš nebalsuoju už Eugenį. Taip, balsuoju aš už Andrių. Už ką balsavai? Už žmogų, kuris vertas į parlamentą. Už ką balsavote? Davai. Už ką balsavote, Ieva? Už Eglę. Kaip pakomentuosite šitą situaciją? Jaučiuosi užpultas. Ar gavote mano leidimą mane filmuoti, fotkinti? Darbas. Nors, ne, balsuojate. Šitie balsuojate. Ko jis mesnas? Jis netėjo balsuoti. Jis netėjo pašūdą pamalti. Už ką balsuojate? Atsiprašau, noriu sustabdyti. Už ką balsuosite šitose rinkimuose? Mielai balsuoti už tą kandidatą, už kuris pastatys sieną aplink Žemkalnį ir privers žemkalniečius už ją užmokėti. Balsuokim už Eugenį. O kodėl ne penkta? Kodėl penkta negali sakyti? Todėl, kad penkta sukuria mitą apie mūsų krentantį pažangumą. Tai sukurkime mitą apie juos. Pažangumą kaita. Negirdėjote apie tai? Mitas išgalvotas penktos gimnazijos. Taip, ačiū. Pakomentuokit į meduolį. Ką? Į meduolį pakomentuokit. Šitas meduolis vienas geriausių meduolių, geriausias meduolis. Ir aš turiu pats geriausius meduolius. Kitų kandidatų meduoliai nekokie. Ne patys netek geriausi. Pažiūrėkit tų. Visokių tenais kitų kandidatų pirmokų. Korumpuoti visi negeri, negalima jais pasitikėti. Liūdna. Ačiū. Kaip pakomentuos šitą situaciją? Kaž buvo, narys.